Noriu visoms pasakyti labas. Šiandieną mes susitinkame Kvapų namuose, kadangi aš jums turiu iš tikrųjų labai neblogą idėją, ką padovanoti kalėdoms, kai nebėra pinigų arba tiesiog nebėra tam iš tikrųjų tiek daug laiko. Tai šiandien mes bandysime pasidaryti lūpų balzamus, kurie iš tikrųjų labai yra puikiai žiemiška dovana. Ne tik, kad gražiai atrodanti, ne tik rankų darbo, bet ir puikiai pasidarbuojanti. Taip, tai šiandien mums iš tikrųjų labai nedaug reikės. Viso 12 gramų bičių vaško. Jis sudarys tokią plėvelę ant lūpų ir sulaikys drėgmę. Tuomet turime irgi taip pat 12 gramų sviestmedžio aliejaus, sviesto. Jis gydo, maitina, tad puikiai apsaugos nuo visų žiemos šalčių ir turiu kokosų aliejaus, kuris labai puikiai drėkina lūpas. Taip, ir mums reikės 2 indelių, kurie yra po 15 ml, kokio nors mėgstamo eterinio aliejaus ir reikės mendelės viskam išmaišyti. Taip, viską mes darysime karštoje vonelėje. Aš turiu tokį truputėlį geresnį aparatą, bet jūs iš tikrųjų užsikaiskite puodą su vandeniu ir po to viską, ką mes sudėsime į vieną indelį, reikės tiesiog ištirpinti. Arba blogiausiu atveju, jeigu jūs neturite tiesiog laiko, tuomet reikės viską tą, ką mes būsim sudėję, įdėti mikrobangų krosnelę. Bet šito nelabai rekomenduočiau. Taip, tai į visą šitą, ką aš turiu 12 gramų bičių vaško, aš sudėsiu visą kokosų sviestą. Viską reikia iškrapštyti ir sudėsiu mūsų sviestmedžių sviestą. Iš tikrųjų galite rinktis, kokį jūs tik tai norite aliejų, koks jums yra priimtinesnis. Galbūt kažkuris skaniau kvepia. Taip, bet šitus pasirinkau būtent atsižvelgdama į tai, kokie yra orai už lango, kad visgi yra šalta ir visgi yra kalėdos. Taip, tai viską, ką mes čia sudėjome, tai yra bičių vaškas, abudu aliejai, mes dėsime į karštą vonelę. Taip, ir visą tai mes sudėjome, tiesiog turėtume palaukėti tam tikrą laiką, kol visa konsistencija taps vientisa, aliejinga, visas bičių vaškas bus ištirpęs, jokių gumulėlių nieko, turi būti tiesiog viena, lygi tokia aliejinga masė. Viską iš tikrųjų tuo metu, kol darbame, truputėlį lengvai pamaišome. Taip, tai eterinius aliejus mes dar palaikome, palauksime, kol viskas ištirps. Ir tik tada pilsim. Taip, kad atsiminkit, reikia pirmiausia bičių vašką, 2 mėgstamus aliejus, o visą kitą tiesiog laukia. Taip, mes turime keletą sekundėlių palaukti, kol visa konsistencija atvės ir pasiruošiam mūsų mėgstamus eterinius aliejus. Taip, tai pilsim iš tikrųjų reikėtų jų nedaug, nes jie yra intensyvaus kvapo, taip kad paimsim vos kelis lašelius ir įlašinsim. Galim iš tikrųjų maišyti, kvapas iš tikrųjų gausis dar malonesnis ir smagesnis. Ir tada tiesiog išmaišome eterinį aliejų su gauta mase. Ir tiesiog pasiemame indelį, jis gali būti truputėlį karštas, tai aš su popierinė servetėle paimsiu. Ir visą šitą, ką mes turime, tiesiog išpilsime į indelius. Taip, ir išsipilsite į indelius. Mes, jeigu labai skubame, tiesiog juos sudedam į šaldytuvą, o jeigu ne, tai tiesiog paliekame juos atvėsti ir sukietėti. Taip, ir viskas iš tikrųjų jau mūsų lūpų balzamai sukietėjo ir aš dar truputėlį paknibinėjau, pasižiūrėjau, ar konsistencija gera. Tai iš tikrųjų viskas turėtų gautis štai taip. Labai kvapnus, gydantis, puikus, žiemiškas dalykas, ypatingai rekomenduojamas dovanoti per kalėdas. Tai ačiū jums visoms už dėmesį ir susitiksime turbūt jau kitais metais.